Ramūnai, ką kalbėjot po vakarykščių rungtynių, kad šiandien aikštelė išėjo tarsi kita komanda? Nu ne kita, tai paprasčiausia visi norėjo laimėti, nu nepasisekė vakar, blogai žaidėm ir paprasčiausia norėjom gerai užbaigti, bet kokia atveju trečia vieta Europoje yra labai gerai, aš manau, ir būtų visos tos pergalės, ką laimėjom grupė ir ten toliau būtų bevertės, jeigu būtume šiandien pralošę, taip kad visi labai stengiasi. O ar vis tiek širdį labai skauda dėl vakar? Ne, nu, čia jau prasideda ties, galima buvo taip, galima geriau, bet yra kaip yra ir mes laimingi, kad laimėjom trečią vietą. O prieš važiuojant, tikėjotės, kad tokios vietos aukščiau, ką jūs kalbate? Mūsų tikslas nebuvo kažkokios vietos, mūsų tikslas buvo patekti į olimpinės žaidynės iš karto. Tai reiškia, aišku, ir medalius, nu mes stengiamės kaip galėjom ir manau, kad mums neblogai pavyko. Ar jau teisėjų parama graikams? Aš nežinau, čia ne man dabar spręsti teisėjų darbą ir kiekvienose rungtynėse galima kažką rasti, kažko prikipti. Ar gali palyginti jausmą su tuo, kuris buvo 2003 laimėjus auksą? Nu ten laimėjom auksą. Ką čia lyginti? O tau asmeniškai šis turnyras buvo žiauriai geras, dėl to tau pačiam turbūt irgi smagu, ar ne? Aš džiaugiuosi, kad mes laimėjome, man asmeniškai čia kaip bebūtų, aš galiu išeiti ir su nuliu, jeigu komanda laimi ir gerai viskas yra, tai man gerai. Kas davė vėliavą? Iš tribūnų, lietuviai.